Sveiki, brangieji. Na štai, grįžau iš miško su savo miško gerybėmis ir dabar parodysiu jums, ką aš pririnkau ir kokią arbatą mes eisime darytis. O šį kartą gamta man padovanojo štai tokias gerybės. Visokių rūšių pinčių ir pintenių, nedidelę dėžutę beržo grybo čiagos ir usnėja desapoga, kitaip tariant, raganos barzdos, natūralaus antibiotiko. Tai iš jų dabar iš šitos krūvelės pasimsime po kiekvieną grybą ir eisime daryti stebuklingos arbatos. Taigi, šitai arbatai mums reikės šitų 4 ingredientų. Tai usnėja samana, tai čiaga, tai raudonkraštė pintainė ir beržinis pintainis. Šitie 4 grybai, 3 grybai ir 1 samana sudaro tokią tiesiog imuniteto bombą. Taigi, pirmoje eilėje mums reikia šitus dalykus susmulkinti. Pintenį ir pintainę susmulkinkite, kuo smulkiau supjaustykite. Sumalti ar ten sutarkuoti jų iš tikrųjų nereikia. Tiesiog užtenka supjaustyti kuo smulkiau. Tokiais mažiukais gabaliukais ir to iš tikrųjų pakanka. Čiaga lygiai taip pat, kol jinai šviežia, jinai gana lengvai skaldosi. Tiesiog man su kirviu yra šiek tiek patogiau, kada jinai jau išdžiūna, o tada jau būna bėda. Taigi čiagą reikia skaldyti tol, kol jinai yra šviežia. Na, o usnėją reikėtų sukarpyti, bet kadangi dabar aš neturiu žirklių, tai tiesiog aš ją supjaustysiu. Ir reikėtų ją supjaustyti iš tikrųjų, todėl kad jinai yra labai kieta, jos odelė yra kieta ir kad daugiau paskleistų vandenyje jos medžiagos, kurios slypi viduje, tai geriau supjaustyti kuo smulkiau. Na ir dabar užkaiskime vandenį. Taigi, kada viską supjaustėm, tai tada užkaiskime vandenį. Ir dabar žiūrėkite, yra labai svarbu. Čia yra čiaga, čia yra usnėja. Jas kol kas paliekame atskirai. Įmame pintenį ir pintę. Ir juos atskirai verdame. Dedame į vandenį ir kada užvirs, virkime ant silpnos ugnies maždaug pusę valandos arba geriau valandą, jeigu turite laiko. Todėl, kad iš visų šitų pinčių užtrunka laiko, kol vanduo ištraukia visas veikliąsias medžiagas. Taigi, kaip jau ir sakiau, verdame maždaug, vidutiniškai 45 minutės. Ir tik tai po to, kada pavirs, sudėsime šitus dalykus, jau išjungę vandenį. Taigi, kol kas verdame. Na, o kol arbata verda, aš noriu jums paskaityti savo užrašus apie šitus 4 grybus, todėl kad aš visą laiką darau kažkokius tai konspektus, užsirašinėju pastebėjimus, žinias, man taip lengviau būna atsiminti ir visą laiką šitos žinios po ranka, tai jas dabar jums ir perteiksiu. Kuo naudinga arbata iš visų šitų 4 ingredientų. Taigi, pirmas dalykas – čiaga. Apie čiagą jau daugmaž visi žinote, aš daug reportažų daręs apie čiagą, bet priminsiu dar kartą, tiesiog taip trumpai. Taigi, kokios medžiagos yra veikliosios čiagoje? Tai yra beta-gliukonatai, melaninas, betulinas ir betulino rūgštis, antioksidantai. Keletas iš daugelio poveikių, ką turi čiaga. Tai stiprina imuninę sistemą, stiprus antioksidantinis poveikis, stabilizuoja cukraus kiekį kraujyje, tai čia diabetininkam yra labai svarbu. Puikiai veikia prieš uždegiminius veiksnius ir, kaip žinome, naikina netgi vėžio pažeistas ląsteles, atstato kitas ląsteles, žodžiu, naikina pažeistas, atstato taip pat pažeistas, gamina naujas, žodžiu, turi visą eilę polisacharidų, kas yra ląstelių maistas. Žodžiu, čiaga tai yra iš tikrųjų vienas iš galingiausių grybų pasaulyje. Toliau, antras, raudonkraštė pintenė, veikliosios medžiagos.
Taip pat polisacharidai, triterpenai, fenoliniai junginiai poveikis. Naikina bakterijas ir virusus. Mažina uždegimus, stiprina imuninį atsaką, veikia kaip detoksikuojanti priemonė kepenims. Trečias, beržo pintis. Istoriškai labai senas medicininis grybas. Vikingai tūkstančius metų jį naudojo ir veždavosi į karo žygius. O juk, kaip žinia, jie keliaudavo per jūras, netgi į Ameriką nuplaukdavo ir būtent žaizdas gydydavosi šituo beržo pintimi, kadangi tai iš tikrųjų yra labai galingas grybas, o apie jį mūsų farmacija ir medicina kažkodėl tai tyli. Neužsiduodat klausimą, kodėl? Na, bet palikime. Taigi, koks jo poveikis? Reiškia, jisai naikina bakterijas, stabdo kraujavimą, virškinimo sistemos mikrofloros reguliavimas, priešuždegiminis poveikis. Usnėja. Apie usnėją taip pat žinote, bet tiesiog dar kartą priminsiu. Taigi, usnėja. Raganos barzda. Veiklioji medžiaga usninė rūgšnis. Poveikis. Labai stiprus antibakterinis priešgrybelinis poveikis. Padeda esant kvėpavimo takų problemams, slopina infekcijas. O tai yra be galo svarbu ir aktualu būtent šiais laikais dėl šitų kvėpavimo takų. Na, jeigu tiesa yra apie tuos pabarstukus, kurie iš lėktuvų mums barstomi, tai būtent stabdo šitų pabarstukų poveikį, todėl kad stabdo, gydo visas kvėpavimo takus, o būtent per čia ir papuola tie visi pabarstukai. Lygiai taip pat su visais bronchiniam lygom, su covidais ir kitokiais gripais, kurie į mūsų žarnyną patenka būtent per kvėpavimo takus ir išprovokuoja tokias ligas kaip plaučių uždegimas. Tai vad būtent usnėja ir stabdo šitą dalyką. Taigi, jeigu apibendrinant šitos kompozitinios poveikį, tai būtų imuninės sistemos reguliavimas bei stiprinimas, stiprus antibakterinis poveikis, priešuždegiminis efektas. Na, o kaip žinote, beveik visos ligos prasideda ir būtent nuo paprasčiausio uždegimo. O šitą uždegimą usnėja, ne tik usnėja, bet visi šitie 4 grybai, 4 grybų junginys būtent ir stabdo. Usnėja plus pintenė sudaro itin stiprų natūralų antibakterinį ir priešgrybelinį komplektą. O mes visi žinome, kad taip pat visų ligų židinys esą mūsų žarnyne būtent blogųjų grybelių ir bakterijų darinys, kur išskiria toksinus, su kuriais kepenys nesugeba susidoroti ir tuo būdu mes susergame. Tai šita arbata būtent visą šitą naikina ir stabdo. Taip, antioksidacinė apsauga, nes čiaga yra vienas iš stipriausių antioksidacinių grybų, virškinimo ir mikrobiomos palaikymas. Taigi čia yra tik tai trumpai, bet šitas trumpai apima labai didelę galybę ligų, kurių galima išvengti geriant šitą arbatą. Taigi aš ją dabar geriu, nes sugalvojau detoksikuoti savo organizmą, todėl kad buvau pasigavęs kažkokią tai labai bacilą, kažkokią negerą ir ilgai mane kamavo, iš tikrųjų pasveikti negalėjau. Kažkas sako, kad čia lyg tai tą covidą buvau pasigavęs, aš iš tikrųjų nežinau, kadangi pas daktarus aš nevaikštau, bet iš tikrųjų jaučiau, kad kažkas yra blogai. Jaučiau, kad iš burnos eina tokie charchalai. Žinote turbūt, kas yra charchalai, kada ryte atsikosi ir tokie skrepliai išpuola iš burnos. Tai čia ir būtent ir yra tos bakterijos, kurios veisiasi būtent mūsų žarnyne. Ir ko pasakoje aš pastebėjau, kad man atsinaujina žvynelinė, pradėjo nežėti oda ir po biškį pradėjo kristi tos odos gabaliukai. Matyt, pasigavau taip pat kažkokį tai bacilą viduje, vėl gavosi užkratas, ir vėl jinai man atsinaujino. Bet aš žinau, kaip tą žvynelinę sustabdyti. Tiesiog reikia išsivalyti žarnyną ir detoksikuoti kepenis ir visą organizmą. Ir šita arbata būtent man padės tai padaryti. Taigi, laukiam, kol užvirks.
dabaigsime ir eisime ragauti. O dabar einu atsinešiu dar vieną ingredientą. Taigi, praėjo maždaug apie 40 minučių, kol čia viskas verda. Tai tada į tokį štai arbatinuką sudedame usnėją, sudedame čagą, tiek, kiek mes jos norime. Ir šitoje vietoje noriu pabrėžti, kad čia nėra jokių dozių kažkokių. Tai dedame viską iš akies. Tiesiog, sveiko proto ribose. Nepridėkime daug tiek, kad čia vanduo netilptų ir labai per mažai, kad net vanduo nenusidažytų. Tiesiog, čia reikia žinoti vieną dalyką, kaip veikia visos vaistažolės. Tai kuo didesnė koncentracija, stipresnis nuoviras, tuo jinai veikia stipriau. Kuo dažniau naudojame ir daugiau, tuo veikia stipriau. Ir automatiškai, jeigu mažesnė koncentracija, tai veikia taip pat mažiau. Taigi aš įsidedu tiek čagos, čia šitą palikau. Dabar tas ingredientas. Tas ingredientas tai yra ne šviežias, o praeitų metų gegužės galo gamyba. Tai yra laukinės vyšnios fermentuoti lapai. Ir būtent jie skaniausi būna tik tai tada, kada jie bent porą mėnesių pasilaiko. Tada jie įgauna šitą stebuklingą aromatą, kurio jūs turbūt nejaučiate, bet žinokite, čia visa mano pavėsinė kvepia. Ir jo taip pat aš čia įdėsiu. Aišku, aš šitą jį dedu tiesiog todėl, kad tai yra labai skanu. Aromatas tiesiog dieviškas gaunasi. Be abejo, tai turi ir labai daug gydomųjų savybių, bet mes kol kas kalbame tik tai apie šituos grybus. Ir be abejo citrina, kurią aš įsilašinsiu po to, nes kada verdančių vandeniu užpilsi, tai vitaminas C žūna ir šiek tiek sumažėja ta koncentracija. Tai šiek tiek vėliau. Taigi, maždaug virš 40 minučių praėjo, kada šitas nuoviras virė, tada visą šitą dalyką dabar aš supilu į virduliuką šitą, kaip jį vadinsi, kavinuką, ar kaip jį. Ir tiesiog palauksime, kol atšals ir eisime kartu ragauti. Nuo vyšnios kvapas jau yra tiesiog fantastiškas. Štai, draugai, praėjo dar kažkur tai apie pusę valandos. Kaip matote, aš jau nusiskutau, nusiprausiau ir netgi persirengiau. Kaip jau ir minėjau, grįžau iš miško ir iš karto puoliau darytis šitą arbatą. Tai ką, bandome ragauti, taip? Išspaudžiam. Pirmiausia, kvapas. Kvapas, žinokite, nuostabus. Žinokite, tikrai nemeluoju, nes šita vyšnių lapų fermentuotas aromatas yra iš tikrųjų yra dieviškas. Skonis taip pat superinis. Praktiškai nesijaučia usnėjos, nes usnėja jinai turi tokį nemalonų kartumą. Taip pat yra, man asmeniškai neskanios yra tos pintis ir pintenės. Čaga grybas turi tokį neutralų skonį, sakysime, nei neskanus, nei skanus. Tai toksai tiesiog neįprastas. O pintis, jos turi man asmeniškai neskanu jas gerti. Tačiau, kada įsidėjau dabar vyšnios lapų ir citrinos, jos visą šitą tą blogą skonį neutralizavo ir iš tikrųjų dabar yra skani arbata. Ir jeigu man reikėtų apibūdinti, kokio skonio ir kvapo yra, tarkime, aristokratiška arbata, tai būtent aš tokį skonį ir nupieščiau, koks yra šitas. Ir visą tai sudavė skonį būtent vyšnių fermentuoti lapai. Ir be abejo citrina, tai gavosi toks skonis. Dabar ko aš iš šitos arbatos laukiu? Aš laukiu, kad jinai man visiškai išvalys žarnyną. Visi šitie grybai užmuš visas esančias mano žarnyne bakterijas, parazitus ir virusus ir sustabdys besikaupiančias ligas. Aš tai tiesiog žinau, taigi dabar artimiausią mėnesį aš gersiu kokius 3 tokius ąsočius per dieną, galėčiau ir mažiau aš jos gerti, bet jinai tiesiog skani.
Tai mūsų namuose šitos arbatos yra ne tik vaistas, bet kaip ir gėrimas. Visą laiką stovi arbatinis su kažkokia tai arbata ir mes laikas nuo laiko tiesiog įsipilame jos ir geriame ir todėl niekada nesergame. Bet geriame ne todėl, kad jį naudojame kaip vaistą, o už tai, kad iš tiesų yra skanu. Tiesiog pabandykite. Vat tas ir yra sveikas gyvenimo būdas, tuo ir yra sveikas ir įdomus, kad visi šitie sveiki dalykai, jie taip pat yra ir vaistas, bet ir maistas. Va taip senoliai mūsų gyveno. Jie žinojo, kaip vartoti ir skaniai vartoti. Taigi, aš dabar einu mėgauti šitą arbatą, o jums palinkėsiu, būkite sveiki, gyvenkite sveikai. O kam reikia šitos arbatos, rašote man į asmeninę žinutę ir mes susitarsime. O šiandieną sakau iki.